Labas vakaras, labas vakaras, labas vakaras. It's the toughest, most reliable Volkswagen we've ever built. This is the man who drives a Volkswagen. Taigi, sveikučiai visučiai, šiandien turime vieną ypatingą seriją, vieną iš daugelio, aš tikiuosi, apžvalgą. Pirmoji, turime 1990 metų antros kartos Volkswagen Golf Madison. Kodėl nusprendžiau daryti apžvalgas, nes labai seniai jas norėjau daryti ir čia yra pirmas egzempliorius. Šis automobilis priklauso, gal kas girdėsi, gal ne, Gaudžiui iš YouTube. Ir jis ypatingas tuom, kad jis yra, kaip minėjau, Madison Edition. Tai buvo vienas iš paskutiniųjų išleistų Volkswagen Golf automobilių, kuris buvo gaminamas tiksliai Vokietijos rinkai. Ir jis turi 1,8 litro 4 cilindrų atmosferinį benzininį variklį. 90 arklio galių su įpurškimu, kas būtent ir padaro jį unikaliu. Gražus lipdukai, labai graži spalva, labai skani tokia saldainio metalinė žalia spalva. Automobilis yra 2 durų, 5 bėgių mechanas, nėra nei ABS-o, nei traction controlo, turbūt neišbandysim. Net vairo stiprintuvo šiandien neturim, net nežinau, jis bendrai tokį turi. Jis atrodo įspūdingai. Šiandien taip pat mano yra kolega ir geras draugas Simas, kuris padės filmuoti. Iki kapotą, nepaklausim, kaip kapotą daryti. Pažiūrėsiu aš greitai. Visiškai nieks automobiliai nepasikeitė yra nuo maniškio. Tai yra, kad lygiai taip pat atsidaro dalykai. O, palaikysim. Čia nėra to? Va, esi čia. Bet nereikia, nu gerai, gal. Ne, štai. Štai ir mūsų šios dienos ikona, pažiba. 1,8 mono įpurškimo 4 cilindrų benzas, atmosferikas. 66 kW, 90 arklių. Čia kitas kėbulas sveria kaip 2 monobatai, tai viskas jau yra gerai. Traukia neblogai. Pavarų dėžė šį dabar žiūri didesnį už patį variklį. Ir tiek, viskas paprasta, bet oro filtras už variklį irgi didesnį. Nu, pažiūrėk, kokį jis dydžio. Reikia nufotkinti. Mano filtras už variklį didesnis. Kad patikėčiau. O, blemba, šilta gerai. Tęsiant apžvalgą, galim pažiūrėti į interjerą, kuris yra čia tikrai neblogai išsilaikęs palyginus. Prašau. Durys yra milžiniškos. Saiga operatorė, kad jūs nepatrenktų. Štai vidus, viskas paprasta. Kas, manau, skiriasi, tai yra šitie stitchingai, durų, sėdinių. Taip pat ir minėjo savininkas, jog tai yra unikalu būtent šiam modeliui. Štai turime Madison lipdukus ant šono automobilio galo. Tas jį padaro irgi specialų. Labai gražus lemputės. Mažiukės tokios. Ir kuro net. Turim kablį, kurio nieks gyvenime. Neaiškiai, nes nenaudoja, žiūrėk, bumbulas švarus. Šio automobilio istorija yra paprasta. Jisai buvo nors skirtas vokiečių rinkai. Jį savininkas pirko Lietuvoje. Senelis turėjo, bet jam nerus. Jo sūnus jį pardavinėjo ir tiesiog gavosi, kad būtent šis variantas ir atsirado. Būtent šios spalvos buvo tik keli spalvų variantai ir vienas iš 2 variklių būtent tokią šiandien ir turime. Vieną iš unikaliausių. O metas prasilėkti. Važiuojam. Rėdom. Hebra. Ok, test drive'as. Noriu paminėti, kad aš šiaip gyvenime benzo nevažiavęs nuo tada, kada mokiausi vairuoti su instruktoriumi iš viso. Tai čia jau virš 2 metų. Iš kur mes važiavom? Fak, čia vienpusis eismas. O, šūdas. Rauna jisai, ble. Oi, kai vairos pjovės. Noriu primint, kad nėra vairo stiprintuvo. O, kaip jis bezda. Kadangi taip garsiai jaučiu, kažkas iš mūsų durų neužsidarė, bet dabar nesigilinsime kuris. Nustebėt, jog galiai yra daug vietos. Operatorė gali garančiai įrodyti, daug vietos yra. Operatorė gali parodyti, kad daug vietos yra tikrai. Telpa 1 arba net 3 lavonai, geriausiu atveju. O gyvi žmonės, 4 mažiukai. Šiaip kas yra įdomu paminėti tokio seno automobilio, kad
throttle response, tiksliau gazo tikslumas ir labai aštrus. Vos palietė, jis iš karto gazuoja. Šiaip bendrai, mūsų pirmas įspūdis automobilio buvo nuostabus. Mes jau norim. Jau net neteko vairuoti, tik pamatėm, tik jį užkūrė, jis įbesdėjom, jis fairino, jau norėjom iš karto. Negant to, kad jis yra visiek kitoks. Čia net oro pagalvių nėra. Keleivių iš viso nieko nėra. Jis turi stalčius 2,5 stalčio turi. Ir viskas. O, greitas šis automobilis nėra. Lėtas irgi nėra. Jis yra labai lengvas. Ir tai jaučiasi. Net kai minėjau, kad... Šitas automobilis nėra greitas. Jis nėra greičiausias kelyje. Jis nėra greičiausias kelyje. Jis nėra pats įdomiausias, bet šitas automobilis turi sielą. Jis duša. Automobilis turi duša. Pagavom puikias oro sąlygas šiandien filmavimui. Duša. Aišku, garso izoliacijos nėra, bet šiaip tyliau jaučiasi net pas mane mašinoje. Tai reikia išvadas. Oh my god. Holy shit. Kietai. Šalį galvai sulūš, kaip tu padaryti. Aš irgi galvoju, dėl to aš labai dvėjau, ar aš noriu atidaryti ar ne. Jo, atidariau. Tai būčiau skolingas savininkui 300 eurų už retą stoglangį. Ir kavos padelį dar. Nu, ir kavos padelį dar papildomai. O, viskas, užsidarė. Lempos. Kas ten per kvitulas galėsi? Šitas. Pas keleivį net veidrodėlis yra, kuris vatėta murzinas. Šiaip veidrodėliai yra žiauriai maži, jie yra delno dydžio, ganat mažesni. Kuro turi mažai. Bet kažkaip niekas šiandien nejuda. Važiuoju. Kai su forkliftu. Paletė ratukai gali. Tu pažiūrėk, kiek šitų mygtuvų anksčiau. Tu įsivaizduok? Tu savo. Įsivaizduok. Čia biškai man prakaušė, įsivaizduok, karočią. Senelis įlipo pirmą kartą nusiperka mašiną. Va, galik man šviesas įjungti. Jo, pastebėjau. Jo, nusiperka mašiną. Bet tu pagal, ką tuo metu senelis darydavo? Nu, tu pažiūrėk šitos mygtukus ir kaip jiems supras. Mums ten biškai paaiškina, kad kairiai pusė yra lempos. Tai čia aš atėjęs, aš nesuprašiu, kam light bulbas yra nugal. Grinai. Lempos emblema. Šiuolaikinio amžiaus žmogus įsėlė šitą mašiną. Ką jis pagalvoja? Tipo emblemas, žinai, ypač europinių mašinų modeliuose, tai tokie patys. Va, čia va galinis stiklas, ne, kad šildymo turim. Tikrai taip jau. Čia fogas, viskas. Čia nėra airbagų. Ne, bet aš kalbu apie dizainą, tu pažiūrėk, koks įdomus. Ai, tai jūsų jo, dieve, mano deduko audinė panašų turėjo 4 stiprinų. Tuščias vairas. Tu žinai, kur tu važiuoji? Automobilis nori, kad tu jį gręžtum, bet to pačiu metu nenori, nes jau senas įgalvoja kill me. Taip, Pribuot vairas! Pribaik mane. Kas čia buvo? Sužinosim, kai sustosim. sužinosim. Nežinau, pagrindinio Kitoje važiuoju. laidoje. Kitoje serijoje žinosim, ką golfui pridariau. Šiaip tu gali dabar atidaryti langą ir sakyšiu iš telefono biškai. Čia buvo mažina. Čia tai mašina gyvas buvo, jokio kompo, pas tave kondiškė slideriai. Dėl to, nes bandysim žiedą apsisukti. Taip. Aš noriu, kad gyvai būtų emocijos, kai spaudi gazą šitą. O patinka, jis tiek daug burzgia ir aš virš 60 nevažiavau. Bitkę didina. 50. 60. Kas yra? Panelė galia sako, kad nekenčia šito garso. Jis galia kai skarbonkė jau. Čia irgi polinčikas. Aš pusę kelio stabdau, jis nestoja. Ai, aš supratau. Blemba. Bet man patinka, kad vairas šiaip minkštas. Nu va, kaip švelniai. Vairas jis yra minkštas, jis toksai... Jis toks...
nu toks, kaip sena memory foam pagalvė. Tai labai fainas šiaip įsikipt čiupit. Bet šiaip jį galima vairuoti kaip dizelį, labai įdomu. 1,5 gali su juo važinėti. Taip, jis vis tiek, kaip minėjau anksčiau, kai tu važiavai, kad jis tų newtonų turi. Aš nežinau, kad jis nuo 1000 apsukų vis tiek gerai užvelia. Nes šis toks žvėris yra. Ai! Na, tu vairuoji tokį padarą ir dar nesvartai, kad čia yra monstras. Ir niekur nenuvažiavo. Buvo daug garso už tą. Buvo daug garso ir man tai patiko. Tai manau dabar jau biškai kažkur, ne, nusukam ir galėsim pakomentuoti daugiau apie išvaizdą. Tikrai taip. Nesu. Taigi dabar galiausiai mes iki automobilio apžvalgos. Tipo, kaip visas pats automobilis atrodo iš išorės. Pakalbėjom apie vidų, pakalbėjom biškai apie speksus, kaip atrodo motoras, kaip važiuoja, patys girdėjot, nuostabiai, tipo, kaip tokiai mašinai, tokių metų. Bet aš norėčiau dar biškai paminėti, ką pats savininkas padarė šitai mašinai, bet ir kaip jinai išsiskiria, tipo, iš visų kitų mašinų. Tai pirmas dalykas, ką jūs galite pamatyti, tai spalva. Tiesiog, spalva yra tikrai unikali. Filmuotas gali va, biškai daugiau parodyti jums. Bet tiesiog va, spalva yra tikrai unikali ir aš manau, kad tikrai tų metų tokie šitų modeliai Golfų dažniausiai ateidavo su tokiam spalvom. Tarkim, šita spalva tikrai yra ir geltonas tokios spalvos, ir mėlynų spalvų. Ir tikrai aš manau, kad šitas vienas automobilis reprezentuoja visą savo tų metų Golfo šitą modelį. Taip pat dar savininkas uždėjo gražius tų metų gamyklinius ratlankius. Būtent šitas modelis atėjo su va tokiais ratlankiais. Nu jūs pažiūrėkit, tokie įdomus ir unikalūs. Taip pažiūrėkit, kiek čia daug skilučių yra, čia Gali kaišėt pirštą, kiek gali kaišėt. Nepaisant spalvos ir šitų nuostabių ratlankių, svarbiausia yra dalis Golfo, yra jo priekis. Tai grynai, tu vairuoji ir ką žmonės mato, tai mato Golfo priekį. Jo 4 akutės ir tą nuostabų Volkswagen ženkliuką. Golfo priekis įsiskiria tuo, kad jis yra, galim sakyti, padarytas su siela. Nes į šitą pačią mašiną, ne tik ir priekį, yra įdėta ir yra daug mažų detalių. Bam. Bam. Tai dabar... Dokrai. Dabar įsėdus šitą mašiną galim pamatyti jos unikalų interjerą. Tais metais, kaip ir kitose mašinų modeliuose, tos mašinos pasižymėjo daug mygtukais. Nu pažiūrėkit šitos mygtukus. Tiesiog, čia yra mygtukas, čia yra mygtukas, čia yra mygtukas, čia yra pečiukas. Net mygtukų imitacijos yra. Teisingai. Tu neturi mygtukų, bet tu turi imitacijos. Tu gali įsidėti mygtukus, nes jeigu tau labai patinka mygtukai, tai tu dar gali daugiau mygtukų įsidėti. Aš ten daugiau negaliu papasakoti, nes čia yra labai daug mygtukų ir man patinka mygtukai. Gerai, bet nepaisant mygtukų, mašinos skydelis. Galima matyti apsukas, kurios įeidavo į šito būtent Golfo modelį. Ir nepaisant mygtukų ir skydelių, šitas dar taip pat įsiskiria, kad turi unikalų vairą. Kaip tų metų senelis įlipė šitą mašiną, aš tikrai jaučiu tą senelio dvasią. Išvaizda iš 5. Iš 5? Taip. 5. Šio modelio, būtent šio automobilio unikalumas tau iš 5. Unikalumas? Aš manau, kad čia yra unikaliausias automobilis visam Vilniui. Davai. Perteikta emocija. Negaliu nustoti šypsotis. Dar galiausiai klausimas, ar norėtum tokį modelį turėti? Šiais laikais tikrai nenorėčiau, nes pirmas dalykas, dalių tikrai nerašiau tokiam modeliui ir tiesiog neapsimoka jo turėti iš tikrųjų, bet kaip klasikinis mašinos modelis, jį tikrai verta turėti tam, kad turėti, bet nevairuoti. Kolekcinis automobilis. Kolekcinis modelis. Taip. Taigi, mielasis Jokūbai, Taip. visą dieną važinėjai su šito mašiniuku. Laksčiau, ne virš 60, nes daugiau neišėjo. Bet labai patiko. Nuo 1 iki 5 išvaizda, kaip vertinti? Išvaizda? Lempa. Aš kai turiu šlykštų 5 Golfą, mano keula
teko visiems matyti, nefilmuok gerai, dabar ne apie jį dabar. Tai aš, kai turiu tikrai negražų naują modelį, palyginus šis yra labai įspūdingas. Man žiauriai patinka spalva. Palyginus, kad jinai yra iš 90-ųjų metų ir taip gerai yra įsilaikiusi ir niekada neperdažyta, aš labai pamalonintas savo akims. Man iš tiesų išvaizda yra 50. Man žiauriai patinka, aš nežinau, į 2 durų, 4 tų lempų priekyje, viskas tiesiog taip, kaip norėčiau, net. 5 iš 5, ne iš 50, 5 iš 5. Dabar unikalumas, nuo 1 iki 5. Unikalumas? Nuo 1 iki 5. Aš būsiu griežtesnis ir atviras. Tų golfų yra tikrai žiauriai daug, yra pilna jų, bet šis skiriasi, kaip minėta, tuom, jog jis yra Madison Edition. Tų editionų buvo irgi daug, bet tai padidino jo unikalumą. Bet dėja, kadangi tai yra tiesiog standartinis automobilis pagal viską, čia nėra AMG. Čia nėra kažkoks Ferraris. Čia yra tiesiog tai, kas nulėjo pamatus visiems šių dienų automobiliam. Tai vis dėlto golfičiui 4 iš 5 dėl unikalumo, nes tiesiog hebra tai yra golfas. Tiesiog. Bet labai mėgstu, bet tai yra tiesiog golfas. Kaip tu vertinti savo emociją vairuodama šitą automobilį visą dieną, nuo 1 iki 5? Mano emocija yra 5 iš 5. Aš dievinu jį. Jis yra toks negreitas. Ir čia dar vienas iš didžiausių variklių, kurį jis turėjo. Čia ne GTI, bet vis tiek 90 arklių ir jis sveria, kaip minėjau, kaip 2 mano batai, kaip Simas minėjo, čia kaip paletė su ratais. Tai iš tiesų jisai traukia smagiai. Aišku, yra laino negrėžiam. Čia vis dėlto yra ne mano mašina. Bet vis vien jis yra labai smagus. Kad tu spaudi gazą, ten grėži, ten gazuoji, ten viskas šauda, pys, proksta. Ir tu važiuoji 60, galėčiau visą dieną. Tiesiog pirmyn gal graižaliuot. Plius jis kuro daug nenaudoja irgi. Tai visa tai susideda į nuostabią emociją, kuri man yra 5 iš 5. Aš pakartočiau šią dieną. Visą savaitę kartočiau. Nes emocija, kurią suteikia, mano golfas, aš įvertinčiau, kad jis man emocijas suteikia 2 iš 5. Palauk, dizelis bemas. Savo golfui duočiau, kad jis emocijas suteikia 2 iš 5, bet išvaizda 1 iš 5. Tai aš nežinau, tai tiesiog taip gaunasi, kad emocija gal pereina unikalumą ar ten išvaizdą ir tiesiog. Galiausiai. Ar tu pirktum šitą nuostabų padarą? Ar įpirkčiau? Ar tu norėtum turėti? Geras klausimas. Kadangi vis dėlto tai yra toks specialus variantas šio automobilio. Jis nėra tiesiog golfas 1.3 benzas, 4 durų fuikau. Norėčiau. Vis dėlto, manau, jeigu būtų galimybė taip pat kaip ir šio savininko, kad tiesiog žinai apie tokį modelį, lauki, kad atsiras arba ieškai, norėčiau. Nes jie visi buvo specialūs. Jie buvo būtent skirti vokiečių rinkai, tai todėl, kad jie yra visur kitur irgi žinoma, tikrai norėčiau. Bet kaip minėjau, būtent su variantu. Ar tai Madison, ar dar koks kitoks, norėčiau tik tais tokio. Standartinio, ne. Tai šitą, taip, vis tiek norėčiau, bet tas noras, jeigu reikėtų įvertinti, tas noras būtų toksai, 3 iš 5, jeigu būtų pasvertinimas, nes kaip Simas minėjo, jis yra jau labiau gal kolekcinis. Dalys retėja, bet bendrai šnekant, 3 iš 5. Tai nėra blogai, per patį padariuką, kad gal. Tai čia reiškia, jeigu kas nors man sakytų, dai, pirk, jau būtų garažai, jeigu tokį turėčiau. Taigi... Tau padėčiau nuderinti kainą. Ir tu nusipirktum šitą nuostabų automobilį. Varom gerai, viską gerai. Vis dėlto tai pirkčiau, sakau, taip, iš karto pervest. Na ir manau, tiek mūsų apžvalgai, jinai buvo labai faina. Aš tikiuosi jų daryti daugiau, bet bus matyti, kaip laikas leis. Pirminė apžvalga, reikės dar įsivažiuoti su tokiom, dabar mes čia nežinom, ką darom, bet apsiprasim. Mes pusiau žinom, ką darom. Mes žinom, ką darom, bet dar kartą ačiū savininkui, kuris perleido šį automobilį mum, ypač žiemą. Taip pat noriu padėkoti nekasdieniai.lt, kurie padėjo suderinti šį automobilį. Ypatingas dėkui jiems dėl to, nes jie užkalbėjo ir tiesiog padėjo su variantais, atsirinkimais ir laiko vietos suderinimu. Tai ką, ačiū visiems žiūrėjusiems, kas žiūrėjo ir galiausiai sumatysim su kita apžvalga arba atgal prie mano golfo, nes po šitos serijos turėtų išsileisti mano buferio seriją. Tai tos nelaukiu, žodžiu. Gerai, ačiū.